Ar visose neprivačiose Lietuvos mokyklose turi būti dėstoma tik valstybinė kalba? Ačiū. Liaudės partijos atsakymas, prašau. Trumpas atsakymas būtų ne. O paaiškinimas, Lietuvoje konstitucijos laužimas jau yra tapęs norma. Ir konstitucija sako, kad diskriminuoti negalima ir tautinių pagrindų tame tarpe. Kai lietuvių vaikai Lietuvoje yra mokami anglų kalba mokyklose ir tai yra norma, mes keliam klausimą, kad galbūt rusų kalba ir lenkų kalba reikia uždrausti arba apsunkinti vaikam mokymasi mokyklose. Tai aš sakau, ne, taip negali būti, nes taip sulaužoma konstitucija. O kad visi vaikai turi lietuvių kalbą išmokti, tai savaime suprantama, nes negalima atimti iš tų vaikų, jeigu jie rusakalbiai arba lenkiškai kalbantis, galimybę toliau tęsti savo karjerą ir istoriją Lietuvoje ir aukštosiuose mokyklose ir Lietuvos biurokratinėse sistemose, kaip valdininkui dirbant. Ar yra... Ačiū, ponas Vaitkus, prašau, buvo paminėtas. Aš pradžioje atsakysiu kaip pedagogas, nes 25 metus universitete dėsčiau, kad pagarbos reikia išmokti pradžiai. Bet ne visi tą sugeba, aš šitą suprantu ir nereikia ginčytis. Aš sužinojau, kad aš anglų kalbos kažkodėl tai man nepatinka. Jūs ką tik pasakėt? Aš sužinojau naujieną apie save. Aš, kad esu gėjus, tai jau sužinojau irgi, nes man tai pasakė. Nežinau, kas jums pasakė. Ir aš noriu priminti tik tai, kad jūs pasakėt, kad mokytis kalbų reikia, europinių kalbų. Tai rusų kalba ir yra taip europinė kalba. Ir mes nuo to niekur nepabėgsim. Tai aš džiaugiuosi, kad jūsų nuomonė apie rusų kalbą jau irgi pasikeitė. Ir priminsiu tik tai, kad Tulsi Gabbard žodžius, kas yra politikas. Tai yra politikas yra tas, kuris pasiruošęs meluoti apie bet ką ir bet kur. Svarbu, kad jį išrinktų. Tai mes, mūsų sąrašas, nesame politikai. Žiūrėkit.